Geros istorijos prasideda tada, kai ateina laikas ištrūkti iš kasdienybės ir patirti kažką daugiau nei tiesiog pasivaikščiojimas parke. Tai istorija apie draugus, kuriuos aplinkiniai vadino ožiais, bet jie buvo nepaprasti. Jie buvo kalnų ožiai. Bičiuliai turėjo tikslą išbandyti savo jėgas ir atgauti vidinę ramybę. Todėl Tatrų kalnai jiems tiko idealiai. Beveik visų kelionių startas dažnai būna toks pat. Klausimas tik kur dėsi lagaminą, į taksi ar į savo automobilį. Šį kartą savo. Nors visas miestas dar miega, o vienas pilietis jau stovi prie namo ir laukia, kol jį paimsiu kartu. Na, sveikas, Edvina. Sveikas. Kaip sekasi? Laikrodis rodo 5 valandą ryto, į navigaciją vedame kelionės tikslą ir matome, kad geriems pokalbiams turėsime 10 valandų, kol pasieksime už 920 km nuo Vilniaus įsikūrusią Zakopanę. Rytui įsibėgėjant nuodėmė būtų nepasirūpinti pusryčiais iš degalinės. Tai yra vieni skaniausių Lietuvos rūgštynė, gaminami nuo labai rausinai. Lietuvos lygumas keičia Lenkijos naujai nutiestas autostrados ir kiekviena valanda arčiau Zakopanės prideda ne tik mažyčio nuovargio, bet ir laisvės pojūtį. Ir ta magija veikia kiekvieną kartą artėjant prie bet kokių kalnų. Kelionė rodos neprailgo, bet apie ilgą važiavimą lipant iš automobilio primena kūnas. Greitai, ne? Prieš važiuojant į savo namelį užsukome pažiūrėti, kaip įsikūrė mūsų draugai, su kuriais turėsime bendrą žygį antrą dieną. Dzień dobry. Pasaka. Ir pats geriausias orsas. Pasirūpiname maisto atsargom ir skubame į savo naujuosius namus. Daug 10. Kalnų gyvenvietė su navigaciniam sistemom ne visada gerai sutarė, todėl kilo šiokių tokių keblumų ieškant mūsų laikinųjų namų. Teko į pagalbą atvažiuoti šeimininkam ir padėti su mūsų ištikusią problemėle. Ir visgi, kurgi mes čia atvažiavom? Įsivaizduokite, kad stovite kalnų apsuptyje, gryniausio oro ir Tatrų didybės vietoje, kur Lenkija liečia dangų. Gerai, apsieikime šiandieną be poezijos, sumažinkime jos lygį iki 30 ir važiuojam toliau. Prieš jūs Zakopanė, vieta, kurioje susilieja senos tradicijos ir modernus kurortinis gyvenimas. Tai Lenkijos žiemos sostinė, bet kartu ir kažkas daugiau. Zakopanė yra ir istorijos, ir laukinio gamtos grožio sintezė. Vieta, kur savo kampelį randa tiek sportininkai, tiek menininkai, tiek kiekvienas, kuris čia atvyksta. Mes atvykome ne žiemą ir nesame sportininkai, o juo labiau menininkai, bet savo kampelį ir veiklą taip pat radome. Bet apie tai truputį vėliau. Modernioji Zakopanės istorija prasidėjo maždaug prieš 200 metų, kada daktaras Tytus Halubinskis suprato, jog kalnų oras ir tyla yra gydymo būdas, kitoks nei bet kas, ką tada galėjo pasiūlyti medicina. Jo dėka Zakopanė tapo vieta, į kurią veržėsi aristokratija, ieškodama išsigelbėjimo nuo miesto triukšmo ir ligų. Laikui bėgant Zakopanę pradėjo traukti Lenkijos menininkai, rašytojai ir muzikantai. Miestelėje pradėjo dygti mediniai kalnų nameliai, kurie tapo savotišku Zakopanės simboliu. Nors daugelis visai neseniai Zakopanę atrado kaip slidinėjimo kurortą, bet trasos ir slidininkų emocijos šioje vietoje gyveno nuo tarpukario.
Tiek sniego, tiek adrenalino čia netrūko niekada. Ir būtent nuo tada Zakopanė tapo vieta, kur žiema buvo laukiama ne kaip šaltas išbandymas, o kaip tikras šventės laikas. Atvykus į naują vietą, visada pirmiausia norisi jai prisijaukinti. Vienas iš būdų tai padaryti – pasivaikščioti po apylinkės. Ta mes ir padarėme. Двор, улица Каспировский. Rekomenduoji visiems, ne? Рекомендація. Vaikštant iš pirmo žvilgsnio, Zakopanė neatrodo kažkokia labai išskirtinė vieta, bet po truputį kūną aplanko jaukumo jausmas, tada įsižiūri detalės ir pamatai, kad kiekvienas kampelis alsuoja kalnų aurą, tradicijomis ir ryšių su gamta. Priėjome pagrindinę miestelio gatvę Krupovki, tai lyg Palangos Basanavičiaus. Iš abiejų pusių gatvę gaubė įvairios parduotuvės ir restoranai. Beveik iš visų tų restoranų girdisi tradicinė goralių muzika ir visur jie atliekama gyvai. Užsukame į vieną užeigą ir tikrai. Golonkos. Kiek žinau, Lenkijoje yra standarts, tai golonka turbūt 1,2 kg. Muzikantai kuria tokią atmosferą, kad net nepajutome, kaip vakarėlis įsisiubavo. Ir tik atsakomybės jausmas privertė trauktis iš šurmulio, nes į kalnus būtume žiūrėję tik per namuko langą. Gerai, tai mes nelaukiam, rytoj atsikalam ir einam čia apsižvalgyti, ne? Ne, varom, čia iš karto į Oką varom. Rytinis lietus iš karto perspėjo, kad lengvo pasivaikščiojimo saulėtą dieną nebus. Nu, mes nelengvai vaikščioti ir atvažiavom. Todėl pasikuriam ir pradedam dieną nuo sočių pusryčių, nes išėjus į kalnus prireiks kiekvienos surinktos kalorijos. Kad lauke nereikėtų keiksnoti oro, privalome optimaliai pasiruošti aprangą. Tai veikia į abi pusės. Per daug apsirengsi, užkaitus reikės nusirengti ir neštis drabužius. Per mažai apsirengus galima sušalti. Svarbiausia pasirinkti drabužius neužlaikančius prakaito. Antras svarbus dalykas – apsaugoti savo aprangą nuo lietaus. Thanks, Captain Obvious. Pirmąją žygiavimo dieną planavome pasidaryti tokią apšilimui. Populiari trasa, kurios pradžia veda link, galima sakyti, gražiausia ir dėl to turbūt populiariausia Zakopanės objekto Morskyje Oko. Beje, 2014 metais šis ežeras The Wall Street Journal buvo įtrauktas į gražiausių pasaulio ežerų sąrašą. Norint patekti į nacionalinį parką, turi nusipirkti bilietą. Nuo starto iki nuostabiojo ežero tiesiog keliu reikia eiti apie porą labai monotoniškų valandų. Bet galima tą monotoniją sutrumpinti dvigubai ir pataupyti jėgas rimtesnėms vietoms. Dabar josim su 2 arkliais ir stebėti nuostabaus Morsko Oko ežero kalnuose. Gavom rekomendacijų, kad nepagailėt bilieto ant arkliuko. Pasinaudojom rekomendacijom ir dabar vietoj 2,5 ėjimo valandų iki Morskio Oko arkliukas mus nuveš per 1 valandą. Aišku, 2,5 valandas eit ir vaizdai būtų tokie. Daug kas žino, naudojas pavėžėjimo paslauga, nes kaip ir naudoti savo kojų ant vaizdo, kurio negali matyti ant kelio, ne visada apsimoka. Tai va, dar dėsim dabar 1 valandą ir turim laiko pamastyti apie gyvenimą ir stengtis nesušalti. Lenkiant pėsčiuosius, iš jų veidų išskaitome, kad pasirinkimas buvo tikrai teisingas. Arkliukam palinkime geros dienos, o mes pradedame kelionę. Aplinka tipinė Tatrų kalnams. Vyrauja spygliuočių miškas ir būtinai netoli kelio teka kalnų upė. Mažumėlę paėjus apima malonus jauduliukas, nes taip ilgai tik nuotraukose ir vlogose matytus vaizdus pagaliau išvysiu savo akimis. Ir štai, liko tik nusileisti laiptais ir jis jau čia. Na ką, ir vėl mane aplankė mano sėkmė. Ant ežero nusileido rūkas ir matyti gali tik 20 metrų į priekį. Skundus dėl prasto oro pasiliekame savo, nes įdomioji kelionės dalis tik prasideda. Nu ką, varelis netoks, kokio tikėjomės. Su gamta nepasiginčysi, už mano nugaros matosi turbūt gražiausia Lenkijos vieta Morskio Oko. Na bet, taip ir matosi.
Rytoj aš nežinau, ar grįšime, eisim gal į kitą haiką. O šiandien teks pasitenkinti buvimu ežiukais rūke. Vaizdas labai gražus, būtų buvęs. Mūsų tikslas nueiti į kitą ežero pusę ir nuo ten užlipti ant kalno, kur tyvuliuoja Čarnis Tav Padrysi ežeras, o paskui jau matysime. Nepaisant, kad oras ne pats geriausias, bet ta drėgmė ir rūkas kuria labai savotiškai romantišką atmosferą ir dėl to ėjimas darosi tik įdomesnis. Dar labiau komfortas padidėja, kai nustojus lyti nusivelkame lietaus apsaugas. Čia eini šitą trasą, net šnekėt nesinori. Tyliai, eit, klausytis, kaip kažkur ten toli šneka upė ir girdi savo žingsnius, batus besiliečiančius su akmenimis. Taip. Geras vanduo. Išvažiuojant galvojom, kad bus labai šalta. O šalta nėra, yra karšta, dabar reikia pradėti galvoti, kaip nusimauti po truputį savo sluoksnius ir kur įsidėti. Gerai tam, kas turi paprastą kuprinę, pas mane nieks netelpa. Kur pirkai? Decathlon. Tai aišku, kad medis užstoja. Takelis vedantis link Juodo ežero iš pradžių atrodo gana ramus, nors einant galima pamatyti porą švelnių kriokliukų, tačiau netrukus prasideda staigesnis kilimas. Češ. 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 Vos po kelių žingsnių pradedi jausti, kaip gamta keičiasi aplink. Pasitinka galingi akmeniniai laiptai, iškalti per ilgus dešimtmečius, kuriuos vietiniai vadina keliu į dangų. Pasiekėme 436 metrų aukštį. Takelis jau pradeda truputį dusinti, bet kas nedusina, tai vaizdai, o dar labiau nedusintų, jeigu rūko nebūtų. Bet ir esant rūkui galima išvelgti gerų dalykų. Čia. Oi, ar pasakyti pulsą savo? 141. Toksai į didesnę pusę, kaip man. Po maždaug 40 minučių kopimo pradedi vis pagarbiau žiūrėti į žygį ir pasineri į savo mintis. Vėl užėjo rūkas. Dar kartą galima tik pasikartoti, kad žiūri fainą vietą, bet esame nelabai sėkmingi žmonės, nes užėjo rūkas ir vėl nieko nesimato. Bet jeigu nebūtų užėjęs rūkas, tai viskas matytus. Oi, kaip smagu. Rodė 1,1, dabar rodo 1,7. Vienas 5,72 altitudas. Dar šiek tiek liko. Bet mes tikimės, kad čia jau ta finišo tiesioji matos, tai nėra tikslo ateiti atgal. Laukti ilgai nereikia. Ir štai kryžius. Alpinistė! Prieš akis atsiveria Čarnis Tav Padrysami, o lietuviškai Juodasis ežeras. Ši vieta alsuoja ramybė, bet tuo pačiu ir paslaptingumu. Ežeras supa stačios uolos, kurios atrodo tarsi natūrali tvirtovė, sauganti šį gamtos šedevrą. Jei pasiseka ir dangus giedras, vandenyje gali pamatyti atsispindinčią didingą Rysį viršukalnę. Nenoriu kartotis, bet vėlgi, ne šiandien. Nuostabi vieta. Tuo metu aplinkui nebuvo nei vieno žmogaus, nusileidęs rūkas bei kalnų apsuptis sukūrė ypatingą atmosferą ir iš tos vietos neskubėjome išeiti.
Jėgų daug neturėjome. Bet smalsumas traukte traukė į priekį. Išeidami iš namų savo pasakėme, kad pirmą dieną nereikia persistengti ir ėmė pasižvalgyti, todėl nei vienas nepasiėmėme užkandžių. Gerai, kad bent Edvinas sugalvojo vandens į kuprinę įsipilti. Tai teko dalintis. Ir po tokių sprendimų mes jau keliaujame užmesti akį į aukščiausią Lenkijos viršukalnę. Gang shit, never moving with caution. Too damn sick, no one's human, my role. Bandwidth, VQ and distortion. Bandage through the wounds of my soul. Say again, no room for this haunting. Vantage got me cruising at home. All the roof and the pain that it causing. They ran through with the food that they own. Gang shit, never moving with caution. Too damn sick, no one's human, my role. Bandwidth, VQ and distortion. Bandage through the wounds of my soul. Say again, no room for this haunting. Vantage got me cruising at home. Užlipom į savo galimybę aukščiausią tašką. Galėtumėm daugiau užlipti, bet aplinkui rūkas ir mūsų argumentai dėliojas taip, kad nei vandens pasiėmėm, nei pasistiprint pasiėmėm nieko. Išėjom kaip vandens biškį turim. Vaizdo negausim, tai žmonės mūsų aplenkusius mes aplenkėm, mes aukščiau palipom. Tai bus stimulo grįžti atgal ir įveikti šitą viršukalnę, nes iššūkis yra mestas tikrai geras. 3,5 valandos kaip žygiuojam. Kiek nuėjom kilometrų? 6,5. Jo, 6,7 km ir altitudą pasiekėm 1,723, kur pradėjom nuo 1, man atrodo. Dabar. 1,723 ir. Tai iki viršūnės ir likę. 400. Šiaip labai gražu, labai fain. Gerą kelionę vertinu 10 iš 10. Man, nežinau, man patiko, žiauriai patiko. Nu, dar nesibaigė tas. Ir tai yra pusiaukelė. Dabar laukia lipimas atgal. Arkliukus, būtinai reikia pasiimti arkliukus, jeigu į Zakopanę neverta eiti asfaltu. Labai džiaugiamės, kad Edvinas rekomendavo. Nu ką, laiks atgal eiti, ne? Da. Ką tik girdėjom, kaip kitoje ežero pusėje nuriedėjo akmuo ir krito į ežerą. Tai dabar keliukų truputį pakilo ekstremalumo lygis, nors atrodo eini tiesiai, bet kada vienas iš šitų draugužių gali atsikabinti. Set levels when the solar enhance. Get settled, now we roll in the R's. Jet set to me, owning my path. Owning my rolling my path. Nothing like a stroll in the park. Never seen light straight thrown in the dark. Ever gleam bright with this token of art. Forever dream, evergreen, even if the oceans apart. Set levels when the solar enhance. Get settled, now we roll in the R's. Jet set to me, owning my path. Owning my path. Štai šitaip užsibaigė pirmoji diena kalnuose ir po jos bebuvo likę jėgų tik vienai kelioniai į lovą. Neskaitant kojų raumenų skausmo, antrasis rytas prasidėjo visiškai taip pat kaip ir pirmasis, su gerais pusryčiais, apsirengimu ir skubėjimu šturmuoti kokią nors viršukalnę. Paskutinę dieną išeiname į haiką. Šiandien planas 6 valandas pasitrint po kalnus ir nueit apie 20 km. Raumenukai iš po vakar tokie būna ir blogiau. Nu tai va tiek. Labai puikus pranešimas gavos. 3 tickets, please. Thank you. Vos paldės nepasakiau. Aš jaučiuosi labai gerai dėl to, kad matau vėl prieš save žalius ir auksiniais betampančius lapus. Man patinka žiauriai drėgmė miške, nes tada jauti kaip alsuoji ir tu alsuoji kartu tą grybieną visą tom kerpėm. Tai labai geras jausmas. O ką mes ten priekyje matome? Mes matome savo draugus taipogi iš Mažeikių, iš Londono, iš Varšuvos, iš Gdansko. Tai Labukas. Dzień dobry, pany. Dzień dobry, jak się macie? Jak cię masz? No. Dobrze. Горный козёль. Baby, and we don't care much about tomorrow, and it's okay.
Šiandieninis haikas prasidėjo daug smagiau negu vakarykštis. Jokio asfalto tiesiai, iš karto į mišką įlindom. Labai malonus takelis, akmenų nedaug. Va. Ir eiti yra žymiai maloniau ir vaizdai geri žiūri. Tas rudenėjantis miškas tai yra pasaka kažkokia. Nuo žalnumas jau kyla po truputį. Ir manau pasieksim neužilgo lipimą į kažkokį kalną ir jau tada varysim į viršų. Praėjo porą kilometrų jau trasos, nežinau, nors tenai buvo Morskojo oka, šitą tarsa man daug mielesnė yra. Gal dėl medžių, dėl žmonių, gal mažo kiekio. Realiai nei vieno nepažįstamo dar nebuvo. Gal kad palei upelį einam, gal kad nuožulna paprastesnė. Bet šiaip tai daug mieliau viskas čia vyksta šiandieną. Žiūrėsim, kaip bus po dar 2 ir dar 2 ir dar 2 ir dar 2 ir dar 2 kilometrų. Prieš pradedant kopti į pirmąją įkalnę pasidarom nedidelę pauzelę. Nusimetam drabužių sluoksnį, o įsibėgėjanti diena mums dovanoja tobulą orą. Labai smagu yra, kai einant tą kelią reikia pereiti upelį ir akmenukais, nežinau, man vienas iš tokių gerų prieskonių vaikščių. O jas, reikia draugus pasivyti. Šiandien nuotaika visai kita. Nors jau 1,5 valandos kopėme į kalną, entuziazmo netrūksta. Labai smalsu, kas laukia toliau. Tačiau organizmas karts nuo karto siunčia signalus, klausdamas, gal jau metas poilsiui. Dar labiau apie savo fizinį pasirengimą susimastai, kai prasilenki su trail bėgikais. Tu eini taupydamas jėgas, o jie lengvai prabėga pro šalį ir tik pakelia ranką pasisveikindami. Takas statėja, darosi sudėtingesnis, tačiau neįmanoma išjungti kameros. Kiekviena atkarpa siūlo vis naują kvapą gniaužiantį vaizdą. Yra praeita biškai daugiau negu 4,5 kilometrą. Pradedu norėti šiek tiek daugiau plokštumos, bet plokštuma kol kas nesišviečia, bet nėra taip, kad ir negalėtum lipti. Tiesiog eilinį kartą, mantrą, neskubant, po lėto, gražiai ir užlipsi ir pasieksi savo tikslą. Neeinam mes čia nei ant laiko, nei ant greičio. Tiesiog ramiai dirbi savo darbą, lipi laiptukais ir valaisi galvą. Pagaliau randame šaltinį su gėlu vandeniu ir tai reiškia tik vieną dalyką – užkandžio pertrauką. Kibinai, arbata, kelios minutės poilsio ir vėl pirmin. Po monotoniško kopimo pasiekėme pirmąją atvirą vietą. Pagaliau prieš akis kalnų viršūnės. Taip, jos dar pasislėpusios tarp debesų, bet viskas rodo, kad oras gerės ir anksčiau ar vėliau būsime apdovanoti įspūdingais vaizdais. Nestoviniuojame per ilgai, keliaujame toliau. Pradedu matyti savo tikslą, viršukalnes, į kurias lipsim. Gal matos kryžius. Va čia.
Labai gražus vaizdas. Are you scared already? Never. I'm a mountain goat. Okay. Okay then. Whatever. Takas tampa vis mažiau draugiškas, o lėtas ir vis statesnis. Bet ar tai mus išgąsdins? O ne, tik ne kalnų ožius. Praėjom 7 kilometrus ir atėjom į trasos dalį, kur nenormaliai slidus akmenys yra. Jeigu dar būtų lietų šiandien kaip vakar, kad buvo, tai būtų buvę labai sunku ir gal netgi vietom prastokai. Po rimtos kovos su taku ir savimi pagaliau prieiname vietą, iš kurios atsiveria Gievont viršūnė. Geriau įsižiūrėjus tolumoje matyti žmonių srautas. Ne pats maloniausias vaizdas, bet naivu būtų tikėtis, kad būsime vieninteliai norintys užlipti. Paskutinėje aikštelėje prieš kopimą sustojame, laikas batonėliams ir paskutiniai vandens pertraukai. Ir tuomet... Nu ką, prasidėjo paskutinis etapas, mano manimu pats sunkiausias, pasiekti viršūnę. Sakė, bus grandinių jau, į kurias reikės įsikėpt lipant. Su viena ranka, įdomi bus. Nu ką, taupom jėgas ir einam. Are you a man or are you a pussy? I'm a man with a pussy. Gievont įveiktas. Dopaminas užlieja visą kūną. Norisi čia praleisti kuo daugiau laiko. Rodo sugerti kiekvieną akimirką. Bet reikia leistis žemyn. Sakoma, kad leisdamasis nuo kalno pavargsti labiau nei kopdamas į viršų. Na, šį kartą ne. Žemyn aš tiesiog skriejau. Gerai, būčiau skriejęs, jei ne kamštis priekį. O galvojam, kad kitaip bus. Reikia jėgų turėti. Man pareiti ir daug smagiau. Sugrįžę į aikštelę pasidaliname įspūdžiais bei nusprendžiame, kurią trasą rinksimės grįžimui ir pradedame kelionę atgal. Kalnuose mažiausiai norisi traumų, bet vienas iš mūsų kaip tyčia ima ir pasuka čiurną. Gerai, Marčiau, maladėts, kontento bus. Bet gerai, kad turime elastinį bintą, sutvirtiname koją ir neskubėdami tęsime kelionę. Dabar prireiks daugiau poilsio pertraukų, bet nuotaika išlieka gera. Po 16 žygio kilometro randame stalą, prie kurio pagaliau sustojame suvalgyti visą dieną neštus sumuštinius. Tuo metu atrodė, kad tai pats skaniausias maistas pasaulyje. Prie stalo dažnai gimsta genialios idėjos. Tai viena tokia užgimė ir mums. Padiskutavome su kolegom, dauguma nesutiko, o mes... Palikom savo kolegas eiti trumpesniu keliu
Mes nusprendėm save dar pačialendžinti ir apie 3 valandas kažkur turėsim eiti. Tikslas bus per 2. Kad nesutemptų. Spėti iki sutemų grįžti savo namelį. Nemanau, kad 20 gausi. Gausi, sakai. Ai, žiūrėk, mes ten ramiai būtum nulipę. Svarbiausia temas, kad meškos kokias neišlysti. Turim problemėlę. Kelias veda aukštyn, o ne žemyn. Ir ėjimų nuokalnė net nekvepia. Malačiai, pasirinkom ilgesnį kelią, bet dabar kilt gauna. Na, gerai. Kai kyli, tai ir leisies. Paskui. Telefono ryšio nėra, einam pagal prie stalo peržiūrėtą ir įsimintą popierinį žemėlapį. Didėja nerimas, spėsime su šviesa ar teks klaidžioti tamsoje. Mintise pradeda suktis neseniai skaitytos antraštės. Einam į pabaigą savo juodosios trasos, paskui reikės pasukti raudoną, sutikom lietuvius, pasisveikinom. Sako, ai ten į apačią einat, nu tai sunkiausia trasos vieta bus daug molio, statu į apačią. Tai reiškia tempo negaudysim, svarbiausiai nenuslyst ir turbūt jau nenuslyst paliks svarbesnis momentas negu ateinanti tamsa. Jo, slidinėja akmenis normaliai. Bet dar gerai, kad laiptai yra. Aš po kojom ir žiūriu. Aš nieko nematau aplinkui. Labai daugiau ką ir matyti. Magišką rūką. Ir krituolius. Aikinam jau 9 valandas 14 minučių. Yra nueiti 21 km 170 metrų. Elevationas štuka 400. Miegas turėtų geras būti. Tai aišku, kad turėjo pradėti lyti, bet o kaip kitaip. Jeigu pasiemam finalinę ir ant plauko kabančią trasą, tai būtinai neis taip, kaip turi eiti. Kas atsitikt? Lyt pradėti, snigt, vėjas pūst. Gerai, vėjas nepučia, dabar tik įsilyja. Dar neblogiausia. Ir galiausiai grįžtame namo, pavargę, bet laimingi. Jei paklaustumėte, ar verta 10 valandų važiuoti į vieną pusę, kad 2 dienas vargtum nebūtinai gerų orų trankydamasis po kalnus, mano atsakymas būtų vienareikšmiškai taip. Nes tai ne tik kelionė, tai laikas su savimi, savo mintimis, ryšys su draugais ir gamta. Aš grįžau pailsėjęs ir švaresnė galva labiau nei būčiau savaitę gulėjęs prie jūros. O ar tai tiesa, teks įsitikinti patiems. Keliaukite, nes tik niekada nekeliavęs žmogus gali sakyti, kad jam nepatinka keliauti.